Kunigų knyga, 1 skyrius. Viešpats, pasišaukęs Mozę, jam kalbėjo iš susitikimo palapinės. Sakyk Izraelitams, jei kas iš jūsų norės aukoti Viešpačiui, te aukoja iš galvijų ir avių. Jei jo deginamoji auka bus iš galvijų bandos, te atveda sveiką patiną prie susitikimo palapinės įėjimo laisva valia Viešpaties akivaizdon. Te uždeda ranką ant aukojamo gyvulio galvos, kad auka būtų priimta ir jis būtų sutaikintas. Jis papjaus veršį Viešpaties akivaizdoje, o Arono sūnus, kunigai, šlakstys kraują aplink aukurą, esantį ties susitikimo palapinės įėjimu. Po to, nulupęs aukai odą, sukapos ją į gabalus. Arono sūnus, kunigai, sukraus malkas ant aukuro ir užkūrę ugnį, ant viršaus dės sukapotas aukos dalis, galvą bei taukus, o vidurius ir kojas nuplaus vandeniu. Kunigas visą tai sudegins ant aukuro. Tai yra deginamoji auka, malonus kvapas Viešpačiui. Jei auka būtų iš smulkesnių gyvulių, avių arba ožių, jis aukos sveiką patiną. Papjaus jį aukuro šiaurinėme šone, Viešpaties akivaizdoje. Jo kraują Arono sūnus šlakstys ant aukuro ir aplink jį. Sukapotą gyvulį, galvą ir taukus kunigas uždės ant malkų, kurios degs ant aukuro, o vidurius ir kojas nuplaus vandeniu, ir kunigas sudegins visą tai ant aukuro. Tai yra deginamoji auka, malonus kvapas Viešpačiui. Jei deginamoji auka Viešpačiui aukojama iš paukščių, tegu ji bus iš laukinių ir jaunų balandžių. Kunigas nuneš šią auką prie aukuro, nusuks jai galvą ir sudegins ant aukuro, o kraują išvarvins ant aukuro briaunos. Gurklį ir plunksnas numes rytinėje aukuro pusėje, kur paprastai pilami pelenai. Sparnus sulaužys, bet neatskirs, ir sudegins auką ant aukure degančių malkų. Tai yra deginamoji auka, malonus kvapas Viešpačiui.